Labas visoms, mano vardas Virginija. Pamėginkim susipažinti. Ir kaip pažinties pradžiai, galbūt būtų geriausia, kad pasidalinčiau procesais, kokius dabar siuvinėjau. Jų iš viso yra 15. Na, bent jau mano programėlė tai prašo. O kiek iš tikrųjų pasižiūrėsim. Tai dabar nurinksiu tuos, kuriuos turiu uždėjus ant viršaus. Tam, kad parodyčiau savo didžiausią ir vieną iš seniausių procesų. Tai yra Lukas bijūnai prie lango ir tuoj mano programėlė papasakos, kada aš jį pradėjau. Taip. Aš nevedu popierinio bloknoto ar užrašų knygelės. Aš naudoju Google Keep. Ir čia turiu. Taip. Bet tik čia. Taigi, va, štai kur, taip, štai jisai. Taip, tai bijūnai prie lango. Jų dydis yra, turėtų būti 41-38 cm. Ir pradėjau 21 metų kovo 28 dieną. Jau nemažai. Pasiskaičiavau, kad jeigu siuvinėčiau 650 kryželių per savaitę, pabaigčiau šiais metais. Bet aš manau, kad taip nesigaus. Tai aš su juo draugausiu ir šiais metais, ir turbūt ir kitais. Čia yra 58 spalvos. Smagumas tame, kad nėra blendų. Ir tiesiog pilnas kryželis. Liūdnumas yra, jog visi bijūnėliai siuvinėjasi knisalinės būdu. Tai yra 3 kryželiai užtvirtinam, 5 kryželiai jau yra daug, o 10 kryželių yra jau nerealiai daug. Bet aišku, čia jau pačiuose žieduose taip dažniausiai būna, o jau va prasidėjo lango ir stalo dalis, kur jau turėtų būti žymiai paprasčiau. O jau visa žaluma dešiniai pusėje irgi turėtų būti paprasčiau. Tai ką aš darau su programėlė, aš pavyzdžiui pasižymiu ne tik kada pradėjau, bet ir kažkokius šiaip ypatingus dalykus. Tai pavyzdžiui, kad 23 metų gruodžio 19 aš pasiekiau 60%. O planas buvo, man atrodo, metinis siekti 50. Ir tai aš padariau birželį. Kei! Tai patraukiam šitą didžiausią darbą į šoną. Stengiamės, kad nieks nenugriūtų. Nu, beveik. Ir traukiam jau po truputėlį, trauksim preview. Viršelio paveikslėlius. Bijūnų paveikslėlį kažkur turiu paslėpus, nes aš įsivinėjau jį pagal elektroninę schemą, kas smarkiai palengvina gyvenimą, o kitus įvairiai. Tai šitas antras Lukas siuvinėjimas rinkinys yra iš akvarelinės serijos ir labai man patiko. Man patinka ir antras iš šitos serijos. Porinis, bet kol kas jau dar neturiu įsigijus. O šitas yra smagus tuo, kad aš siuvinėjau jį pagal popierinę schemą ir siuvinėjasi nerealiai lengvai. Tikrai gan dideliais ploteliais eina spalvos ir nėra jokių sunkumų. Tai toks pailsėjimui, kai norisi spalvų. Ir nors, ojei, vaikeli, aš čia skaitau ir viršelis man nemeluoja, kad čia yra net 50 spalvų, tai vos ne kaip bijūnuose. Ir pradėjau, jau senokai, gegužės mėnesį praėjusių metų. Ir artėju, taip, pasižiūrim. Aš visus procesus rodau, kaip jie yra, tai yra aš jų neišpakuoju iš lankelių ar iš rėmų ir nelyginu ir neplaunu. Man taip yra patogiau. Tai iš čia matau, kad artėju, man atrodo, prie pusės. Taip, turėtų būti 3 lapas. Taip, jo, 3 lapas baigėsi iš 6. Nerealiai lengvai siuvinėjasi. Visiems rekomenduoju, kas mėgsta spalvas ir kelias. Taip, šitas keliauja į šoną.
LKS baigėsi. Bus gabalėlis long dogo. Tai šitas sampleris, toks jau iš, kaip čia jau iš tų long dog samplers before I sleep, tai prieš tai, prieš užmiegant, jau yra iš tų normalių long dogų, kurie yra dideli arba labai dideli. Tai čia yra 251 ant 327 kryželių. Tai jeigu netyčia jūs sugalvotumėt siuvinėt, pavyzdžiui, ant baltos kanvos juodais siūlais ir kad figūros būtų baltos, neužsiuvinėtos, nu už ką galiu pasakyti? Sėkmės, sėkmės. Aš taip nedariau. Aš siuvinėjau ant juodo Evo 5 atspalvių, 5 pastelinių atspalvių siūlais ir turiu tik pradėjus. Čia viršutinį centrinį medį, pelėdą, drugelius. Ir tai yra viena iš mano gimtadienio dovanų savo, vienas iš gimtadienio startų ir vienas iš tų lungdogų, kuriuos aš savo nusipirkau. Tai va, kaip ir daugumą tokio tipo darbų, tai siuvinėjasi nesunkiai, tik reikia skaičiuoti. O kadangi čia yra juodas Evas, tai sunkiau skaičiuoti, ypač jeigu vakarais arba su prastesniu apšvietimu siuvinėjau. Ir čia yra iš tų Evų, kuris mane nuliūdino, nes tai yra kaip ir juoda spalva, bet iš tikrųjų yra tamsiai ruda. Labai tamsiai ruda, bet aš pagalvojau, na jeigu esi tamsiai ruda, nu ir būk. Jeigu, o dabar nežinau, ar video su medžiagom išeis anksčiau ar vėliau, arba kur tas gabaliukas, kur aš papasakosiu apie visas savo turimas medžiagas, bus įklijuotas. Tai šitas Evas, kaip minėjau, jis mane iš tų, kur liūdino, ir aš suradau juodą, jau ne kanvą, kuri mane neliūdina, tai yra juodas linas, jeigu ką, gal ir jums bus naudinga. O grįžtant prie paties siuvinėjimo, tai jame man patinka visos figūros, gyvūnėliai, medžiai ir visas gyvenimas, kuris vyksta tame tokiam gamtos ir sapnų pasaulyje. Čia galima rasti visko. Kai kurias figūrėlės galbūt keisiu. Nu, va, pavyzdžiui, čia yra tokie škotukai, vakarų škotų terjerai, kuriuos aš galbūt keisiu į katiniukus, nes aš auginu 2 katinus. Galbūt dar kažkokias kitas smulkmenas pakeisiu. Tai tarkim, nesiuvinėju paties rėmelio, nes, o kam, tiesiog palengvins rėminimą. Aš labiausiai mėgstu dizainus, kurie tinka standartiniams rėmeliams, arba gali būti pritaikomi standartiniams rėmeliams. Nes tiesiog kiekvienam, ten tarkim, A4 dydžio arba dar mažesniam darbui užsakinėti rėmelį, tai aš kaip ir nematau tikslo. Nes vienas dalykas užsakai tą rėmą ir paskui po kelių metų gali ir skonis pasikeisti, ir interjeras pasikeisti. Ir tiesiog kam. Bet aišku, yra žmonių, kurie daro įvairiai. Aš renkuosi daryti taip. Tai prieš sapnų miškas keliauja į šoną. Ir atkeliauja labai keistas kalėdinis varnas. Jum tai nesimato, kad čia yra kalėdinis varnas preview viršelio. Aš irgi neturiu atsispausdinus, galbūt įmontuosiu į patį video, arba prikabinsiu komentaruose, ar dar kažkaip kitaip. Bet nepaisant to, čia yra irgi longdogų Santa Quill, toks Santa varnas. Ir čia aš išsiuvinėjusiu beveik visą apačią, namukai ir toks kaip miestas apsniktas čia yra rogės ir juose bus varnas su kalėdų senio kepure. Ir ko čia dar nesimato, bet dalykas, kuris labiausiai man patiko, tai yra, kad jį veža per visą tą dangų su visom tom rogėm ne elniai, labai gražūs triušiai.
Tai va, šitas originalus sprendimas man labiausiai patiko. Ir aš labiausiai laukiu, kol pradėsiu siuvinėti tuos triušius, nes jų yra 3 ir jie čia eis per visą dizainą į šitą pusę. Bet skaniausia tada pasilieku būtent jau ateičiai. Pradėjau šį neseniai, sausio 3 šių metų, tai va pats naujausias. Ir siuvinėjau ant Zweigart 32 kaunto Evo Basalt Splash, tai mano mėgstamas žieminiams dizainams. Ir dėl to, kad yra toks vat pilkas, labai geros pilkos spalvos, ir kad nereikia tada siuvinėti snaigyčių, nebent vieną kitą pasirinktinai. Tai va, tokie dalykėliai. Taip, kitas. Galbūt atsinešam kitą krūvelę rinkinių. Taip. Taip. Laišanelė. Na, ar atspėjot, kas čia yra? Vienoje iš grupių buvo neseniai jau pabaigtas šitas darbas ir įrėmintas. Aš jį pradėjau senokai. Ir iki pabaigos jam dar yra. Kaip čia pasakius? Kryželių yra. Tai yra RTO raudonplaukė undinė. Irgi labai spalvingas dizainas. Iš karto aš turiu suplanavus, kad jis kabės pas mane vonioj, ne kažkur kitur. Nes, kur gyvena undinės? Ten, kur slapia. Ir siuvinėjau ant originalios tokios tamsiai mėlynos kanvos. Labai gera, tokia net mėlynai juoda spalva. Ir Evo arba lino tokios spalvos net nėra, jeigu norim pakeisti. Tai dėl to nesuku savo galvos ir siuvinėjau ant šitos, nes spalvinis sprendimas man labiausiai patinka toks, koks yra. Siuvinėjus nelengvai, nes čia yra visokių ten pusinių arba 3/4 kryželių, kurie, kaip čia, pažymė, jog kiekviena šita garbanėlė yra labai labai svarbi ir labai labai reikšminga. Aš kažkuriais momentais pradedu galvoti, kad gal ne, bet kol kas siuvinėjai pagal schemą, siuvinėjai pagal popierinę schemą. Turiu susiradus elektroninę, bet jinai su klaidomis, tai aš buvau, man atrodo, joj pasižymėjus tiek, kiek turiu išsiuvinėjusi. Tai tuo laiku, kai žiūrėjau, tai buvo 16 su trupučiu procento. Tai yra čia dar ką siuvinėti. Tai va. Bet turėtų būti gražu. Ir apačioje, uodegos apačia labai mažai siuvinėjasi ir kai žiūri gyvai, tai kaip ir matytųsi, gali būti, kad aš tą uodegos apatinę dalį irgi užsiuvinėsiu kažkokiais tamsiais siūlais parinkusi ant viršaus. Taip, dabar bus krūvelė oveno. Kas siuvinėjate oveną, tai žinot, kad jis garsus savo peizažais, o peizažus aš mėgstu, gamtą aš mėgstu siuvinėti įvairiais pavidalais. Oi, nepažįstamas katinas eina pro šoną. Na, savo reikalais eina. Palauk, aš čia baigiau. Oveno peizažai. Tai peizažų siuvinėti aš mėgstu ir kaip galit numanyti, pro mano langą irgi matosi tam tikras peizažas. Kaimynų katinai, šunis jau visus pažįstu iš veido, katinus ir iš veido ir iš uodegos. O medžiai ir gamta mano yra mėgstama tema. Tai savo laiku, tai irgi prieš keletą metų, dar prieš prasidedant įvykiams Ukrainoje, aš buvau parsisiuntus dalį tų keletą rinkinių ir juos po truputį siuvinėjai. Tai, kas siuvinėjo oveną, tai žinot, kad labai geras rezultatas, bet labai prasti PNK siūlai. Ir kanva kartais kaip kokia pasitaiko. Tai aš jau siuvinėjau, kadangi jie beveik visi siuvinėja pilnai, tai siuvinėjau ant originalios kanvos, o siūlus irgi palieku originalius, nurinku aš ne tuos burbuliukus, pasispjaudau, bet vis tiek siuvinėjau.
Ir galiu pasidžiaugti, kad kaip čia. Nu, aš jų turiu tik tiek, o kažkada kažkokiu kitokiu peizažu irgi bus galima pasižiūrėti. Galbūt ir pati daugiau pradėsiu kurti peizažų, nes iš daugiaspalvių tai turiu tokių pradėjus tik tai gėlės gvazdikus, kurti schemą ir porą miesto vaizdų. Tai va, tai grįžtam prie pačių dizainų. Tai šitas yra rudeninis, tuoj parodysiu viršelį. Tai yra toks auksinis ruduo. Man šitas vaizdas primena truputėlį vieną iš Trakų ežerų, kai einam, irgi jūs, jeigu buvote vaikščiojate aplink Trakų ežerus, tai irgi galbūt matėte, ten perėjus pontoninį tiltą, irgi sukant į kairę yra tokie pliažai ir toks tiltas, tai man šitas vaizdas asocijuojasi su būtent Trakų ežerais. Ir čia yra 20-29, tai aš paprastai su tokiais peizažais tiesiog padidinu arba pamažinu dizainą iki A4, kad tiktų standartiniam rėmeliui. Šitam, man atrodo, taip, truputėlį reiks paauginti, man atrodo, į viršų. Bet pasižiūrėsim. Jo aš turiu beveik pusę. Siuvinėjusi maloniai. Irgi šitam, čia visas viršus, visas fonas, visas dangus siuvinėjasi pusiniais, o lapeliai kai kurie pusiniais ir kai kurie kryželiais. Tai irgi jokių problemų, gaunasi gražus akvarelinis vaizdas. Visai laukiu, kada pradėsiu siuvinėti vandenį, nes čia irgi gražios mėlynos spalvos bus. Kitas peizažas yra pavasarinis. Dabar neišsigaiskit. Labai jautrių nervų žmonės, nu, kaip čia, nueikit į šoną. Taip, pasižiūrim savo užrašus. Taip, žiūrim. Tai šitas auksinis ruduo buvo pradėtas 21 metais, tai vienas iš seniausiai mano pradėtų rinkinių. Ir taip visi aš jį užmesdavau. Ir jį man padovanojo, labai gali būti, kad gimtadienį proga, bet neatsimenu, irgi mano draugė Indrė. Galbūt kažkada ją išvysit video arba jos darbus. Irgi mūsų skoniai dažniausiai labai skirtingi, bet kartais sutampa. Tai kai sutampa, tai labai džiaugiamės. Tai va, tai šitas irgi pradėtas, Jėzus Marija, seniai. Aha, irgi 21 metais, kovo 17. Tai ateinantis pavasaris vadinasi. Irgi toks tirpstantis sniegas, kaip ir dabar. Tokie medžiai, tokie irgi be lapų. Dar kai kurie krūmai pradedantis sprogti, toksai kaip ir saulėtas pavasarinis oras. Ir su šituo dizainu yra taip, kad iš viršelio nesimato, bet iš tikrųjų visas čia sniegas yra labai murzinų spalvų. Jūs net nežiūrėkit, kad jis ir taip yra murzinokas. Aš kai siuvinėjai paprastai neskalbiu darbų iki pabaigimo, nebent jeigu ten kažkokia ekstra dėmė, o natūralių tų tokių neskalbiu. Ir čia visas sniegas jis yra ne baltas, o yra labiau murzinai pilkas arba murzinai rusvas. Kaip čia, gerai užbalinta kava, pastovėjus 3 dienas. Tai šitos spalvos mane labai liūdina ir aš jas sugebu siuvinėti tik tai tokiu metu, kokį vasario, kovo mėnesį ir viskas. Tai praėjusiais metais buvo nerealu, nes irgi aš išsiuvinėjau net šitą ketvirtį ir pradėjau dar vieną. Tai buvau pagalvojus, gal net 3/4 pasieksiu, bet ne. Bet kiek pasiekiau tiek. Galbūt, jeigu šiais metais sutaps biolaukai, mėnulio fazės ir vėjo kryptis, aš jį net pabaigsiu. Taip. Tai šitą senolį jau irgi padedam į šoną. Ir dabar bus truputėlį žiemos. Taip. Oi, šitas netaip gulia.
Na, ar galite atspėt, koks tai yra dizainas iš šito gabaliuko? Aš manau, kad ne, nepensivinėjot. Tai yra vienas iš namelių serijos, Užburtas miškas vadinasi. Tai yra antras iš tos temos rinkinių, kurį aš turiu. Tai pirmąjį aš jau išsivinėjau, kur yra gelsvas namelis, raudono namelio neturiu. Bet jis kaip ir iššoka atskirai, jis ten kitokio vaizdo nelabai eina į kompaniją jam. Tai šitam man patinka grinai ta tokia gili žiema, miškas ir tas toks namelis užpustytas, šiaip didelis ir akivaizdžiai gyvas, kad jame gyvena žmonės ir kažkas įdomaus vyksta šitoj sningančioj ramybėj. Aš jį pradėjau, taip, man atrodo, praėjusiais metais, pasitikrinam. Taip. O dieve, aš jį pradėjau net ne praėjusiais, o už praėjusiais metais. Už praėjusiais metais 22. Spėkit kada? Kada geriausias laikas yra pradėti žieminius dizainus? Na, 3, 2, 1, aišku, vasara. Tai buvo rugpjūčio 29 diena. Kas galėjo pagalvoti? Tai va, tai išsivinėjau jau visą sniegą apačioje ir pradėjau jau patį skanumą, gražumą namelį. O jau visi pasteliniai medžiai, pusiniu kryželiu, tai jau bus vienas malonumas. Kiek aš šiemet pasistumėsiu, nieks nežino. Jeigu jūs žinot, jūs man pasakykit. O kadangi aš nežinau, tai aš jums nieko nesakau. Antras žieminis dizainas iš Oveno serijos yra šitas. Tai šitie tokie paukščiai šermukšniuose apsnigusiuose. Ir irgi, kai užsakinėjau šitą rinkinį, man labai patiko jo spalvos sprendimas ir atrodė, jis bus labai lengvas, taigi čia kiek čia, 11 spalvų vos, 1, 2 ir išsivinėsi. Bet kai jisai atėjo, tai aš labai giliai nuliūdau, nes fonui jam buvo parinkta 15 kaunto tokia irgi maišyto lino spalvos, visiškai skylėta kanva, kuri mane labai giliai nurūdino. Ir man dar labai nepatiko, kokios buvo parinktos šermukšnių spalvos, kokie siūlai buvo parinkti šermukšniams. Ir aš juos keičiau į Madeirą. O toliau visą kitą neblogai, bet irgi siuvinėjau pagal popierinę schemą, kaip ir beveik visus Oveno rinkinius. Tai irgi ypatingų sunkumų nėra, tik aišku jau geriausia apvadus beką daryti iš karto po gabaliuką, nes jo yra labai labai daug. Čia kiekvienas lapelis apsivedžioja, plunksnelė, šermukšnėlis irgi. Tai pritrauksim, pasižiūriu, ką aš matau kadre, nes telefonas yra aukščiau negu mano akis. Tai irgi kiekvienas šermukšnėlis apsivedžioja, kiekvienas taškutis jame yra, kojytės, sparnelė ir taip toliau. Tai sparnų plunksnas aš jau dariau ne beko principu, bet šituo kaučingu, kai yra ištempiamas siūlas ir tada jis yra grįžtant prikabinamas, kad aiškesni būtų kontūrai. O jau visus lapelius, tamsiai žalius lapelius, apvedžiau tamsiai žalių siūlų, o ant jo baltus negelius pilkų siūlų, tai jau reikia normaliai daryti, nes kitaip niekur. Tai gavosi taip, kad šitam darbui prajudint man padėjo mūsų palėpės grupės iššūkis, kur buvo metiniai planai ir mano planuose buvo, kad pajudinti visus žieminius ir rudeninius procesus ir aš jį visai neblogai pajudinau. Ir prie to prisidėjo ir irgi kvadratiniai lankeliai. Tai irgi man patiko ją, kad toks kaip mini rėmas yra ir kad daug telpa. Ir kvadratinis gabaliukas gerai telpa. Taip. Taip, paukšteliai skrenda žiemoti į šoną. Ir atskrenda. Taip. Aha. Atskrenda darbelis, kuris neturi viršelio paveikslėlio. Tai jeigu
galėsiu aš įmontuosiu viršelio paveikslėlį, tai yra darbelis pagal autorinę schemą iš Wonderland Crafts. Dar kitaip žinoma kaip Волшебная страна, tai irgi jie jau pakeitė pavadinimą į anglišką. Tai yra iš jų Etsy parduotuvės pirkta autorinė schema. Ir čia yra tokia A raidė su pelėda, kaip ir pagal viduramžių rankraščių iliuminacijas, kitaip tariant iliustracijas. Ir aš siuvinėju daugiau pagal savo parinktas spalvas, prisilaikant dizainą, spalvinio sprendimo, bet išsiūlau tokius, kokius turėjau. Ir aš siuvinėju ant gobeleno tinklelio. Tai irgi išbandymas toksai, kad tai būtų mažytės miniatiūros ir būtų tas jau to viduramžių miniatiūrų principas. Tai aišku, kaip galit numanyti, vienas spalvas siuvinėti yra nesunku. Bet va prasidės, čia bus drugelis, čia bus gėlytės ir lapeliai ir taip toliau. Tai kai pradėsiu daugiau, tai ir parodysiu kažką. Taip, šitie keliauja irgi iš šono. Ir atkeliauja toks, kaip ir ne į temą, bet aš jau paskutinis iš rinkinių, kuris yra ne kryželiu, o lygiuoju siuvinėjimu. Taigi, jum nesimato, bet irgi paskui parodysiu. Čia yra iš panos tokios aguonos, irgi pagal viduramžių miniatiūras, pagal knygų iliustracijas. Ir šitos aguonos man labai patiko, ir čia yra irgi viena iš Indrės dovanų. Mažytis, ir aš turiu išsiuvinėjus va šičia. Bus aiškiau, jeigu parodysiu vieno stiebelio gabaliuką. Va tiek. Pasivinėsiu kada daugiau. Taip. O dabar parodysiu dalį savo kūrybinių ieškojimų. Tai yra schemos, kurios kurtos mano, arba iš karto jau sukurtos ir išsiuvinėtos, arba siuvinėjimus kaip ir, kaip čia žmoniškai pasakius, improvizacijos būdu. Tai viena iš tų improvizacijos, vienas iš improvizacinių darbelių yra šitas. Tai būtų pavadinimas šito šeima ir namai. Tai irgi, kaip matote, jis yra kūrybiniam procese, pradėtas senokai. Ir aš jame kombinuoju raštus ir elementus iš įvairių lietuviškų senųjų audinių, tiek siuvinėjimų, tiek jau audinių audimo rašto, ir kombinuoju įvairius dygsnelius. Tai yra nuo kryželio, pusinio kryželio įvairias pusės iki lygiojo skaičiuotinio siuvinėjimo, irgi įvairiomis kryptimis. Tai pavyzdžiui, man patinka, kaip gavosi ir duris, tokias jau net kaip ir iš lentelių sunertos tradicinės duris. Man patiko sprendimas, kaip aš padariau langus, kad lango stiklas yra siuvinėjimas su vienu siūleliu į dešinę, o rėmas pusiniu kryželiu į kairę, dviem siūlais. O stogas irgi į dešinę, kiti yra kryželiai, plytos arba dekoras apačioje yra į skirtingas pusės. Čia, vat, tarkim, šito medžio, gyvybės medžio apačia irgi įdomiai gavosi. Siuvinėju ne ant lygaus pinimo audinio, ant tiesiog paprasto lino gabaliuko, kokį turėjau. Ir galbūt jis kažkada irgi jau įgaus formą. Siuvinėju su įvairiais likučiais iš rinkinių. Ir dalis iš tų dizainų, kuriuos matysit, tai jie ir yra kai kurie iš jų skirti būtent likučiams naikinti. Tai vienas iš tokių yra šitas. Tai irgi prasidėjo viskas labai nekaltai. Tai turėjo būti taip, lankelio šešėlis. Čia yra iš vieno iš rinkinuko
tokia, kaip pasakius, kartono kietumo kanva, 18 kaunto. Ir aš buvau sugalvojus, kad aš siuvinėsiu tiesiog išilginiam juostelėm ir sunaudosiu įvairių rinkinių likučius. Tai pavyzdžiui, apatinė dalis iki raudono yra likučiai iš paties pirmojo mano siuvinėto rinkinio, tokius juodų serbentų. Tai irgi kiek telpa likutis, tiek ir siuvinėjau. Bet paskui pradėjau sugalvoti kažką savo. Tai tarkim ir ornamentą pajungiau, ir siuvinėjau ir vienu siūlu, ir dviem siūlais, ir tuo, kad būna taip, kuris iš jų, kažkur iš šitų eilučių yra, dabar net neįžiūriu, iš šitų apatinių perėjimas yra. Ir kad apačioje pusė kryželio yra siuvinėjama viena spalva, ant viršaus užeinama kita spalva. Ir jau prieis, gerą trečdalį nusiuvinėjus, man jau pradėjo norėtis kažkokių figūrų, kažkokių gyvūnų. Tai susiradau ir pagal viduramžių siuvinėjus, renesanso siuvinėjimus, zuikius, juos pritaikiau. Čia irgi nėra visiškai tikslo zuikiai kaip tame rašte, bet irgi pasidariau, kad būtų tokie linksmi ir po truputėlį judu į viršų. Darau tokius irgi viduramžių stiliaus perėjimus, šiek tiek ir grafikos, ir lygaus perėjimo iš vienos spalvos į kitą, kas labai būdinga yra viduramžių miniatiūroms knygose ir rankraščiuose. O jau šitas centrinis medis tai daugiau duoklė lietuviškai kultūrai, gyvybės medžiams. Tai va, tokie dalykai. Dabar bus du mažiukai darbeliai. Taip, šitos patrauksim gal jau. Tai vienas iš jų yra šita eglutė sausainiukas. Tai mano kurta serija. Kol kas turiu sukūrus 5 eglutės ir išsiuvinėjus vieną. Irgi išsibandau ir tada jau paleisiu schemas į prekybą. Tai irgi, kaip laikyti? Ar tai yra užbaigtas darbas, ar jeigu vienas iš 5, tai yra 1/5. Tai kol kas rodau kaip vieną iš procesų. Šičia bus tokios pirštinytės nykštukam, kaip matot, jos tikrai nedidelės. Ir testuoju dabar ant kanvos ir paskui ištestuosiu ant plastikinės kanvos, kad gali būti ir eglutės žaisliukai, pavyzdžiui, va šitaip. Pakabinus, tai mažytai eglutė gali būti visai tinkamas. Tai irgi paprastos tokios pirštinytės, bet kažkaip iš 3 kol kas išsiuvinėjo viena. Ir ką padarysi? Viena tai viena. Ateis kita žiema. Bus daugiau pirštinyčių. Na ką, ir pabaigti norėčiau keletų savo kurtų dizainų, kuriuos pabaigiau siuvinėti praėjusiais ir užpraėjusiais metais. Tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu, o apie šitus kūrinius jūs galėsite sužinoti kitam video.